Pakalbėkime dabar apie mini automatą. Mini automatas, kaip sakant, M416, kurį turime šičia visą surinktą. Šitas automatas turi netgi papildomą, tiksliau ne papildomą, o pakeičiamą vamzdį, išvaizdą, kurį norit šitaip, ar galite šitą nusiimti, užsidėti šitą, vaizdas bus toks. Šitie automatai, paskutiniu metu bandžiau imti tokius automatus, kur būtų daugiau šovinių, kad galėtų kuo ilgiau šaudyti. Tai šitie automatai turi tokius būgninius, spyruoklinius dėtuves šovinių. Šoviniai berasi atsidarius šitą sklendžią. Čia susibera šoviniai, jų, kaip matot, telpa ganėtinai daug. Ir spyruoklės principu tie šoviniai keliasi į viršų. Su šito mechanizmu automatas, kai šaudo, jis turi apačioje tokį pirštuką, matot tą baltą, kuris nuspaudžia šitą, šitas nuspaudžia apačioje esančią tokį rotacinį, jis iškelia šovinį į viršų. Kada šovinys iškeliamas į viršų, į tą skylutę atsitraukia, šovinys įkrenta ir jis tokiu būdu šaudo. Praktiškai panašiai veikia ir softai. Tik tais ir softuose apkabos yra elektrinės. Parodysiu, turiu kitą modeliuką su elektrinė apkaba ir tolimesni modeliai irgi pareina su elektriniam apkabom, bet aišku, yra žymiai brangesni. Šitas modeliukas gan toks nedidelis. Turi optinį taikiklį realų, ne kad kaip kiti, kur šoviniai beris. Aš kiek per jį matus tiek, kaip juo naudotis. Yra dvi funkcijas. Yra saugiklis išjungtas, galim užtaisyti rankiniu būdu, šitą svirtį traukiant, arba įsijungti elektrinį variantą. Ir tada šautuvą šaudo. Nedidelis, kompaktiškas, bet irgi turi 7,4 V bateriją. Komplekte yra šovinukų neparuoštų. Kažkiek tai neparašytas koks kiekis. 7,4 V baterija, įkroviklis, būgninė šovinių dėtuvė. Taigi su šiuo modeliu tiek.